Galiu pasakyti, pasidžiaugti tikrai dviem dalykais. Tai vienu dalyku puikia kuratoriaus atranka, nes tikrai puikia kolekcija, kur man net irgi kaip menotyrininkui aš galėčiau sakyti, kad matau ir šiek tiek nežinomo Vlado Karatajaus ar kitokio, kokio netrukus pasakysiu, ir pasidžiaugti, kaip visada vis tik eksponavimu. Tai ir Kornelijus tą minėjo, tai iš tikrųjų labai puikiai yra pagauta ta mintis, kad Vlado Karatajaus darbai yra labai intensyvūs, spalviškai, ir jeigu jų čia yra tas atvejis, kad mažiau yra stipriau, mažiau yra geriau, nes kiekvienas darbas tada gali labiau kvėpuoti ir kalbėti su mumis. O šiaip čia ir tarp mūsų yra ir daugiau Vlado Karatajaus mokinių, studentų, jie irgi jau viena ausim išgirdau, kai kas šnekėjo, labai yra įdomu, kaip menotyrininkui, kaip meno istorikui. Kita vertus, aš irgi, Kornelijus minėjo tą 67 metais išėjusį Vlado Karatajaus paruoštą tapybos technikos vadovėlį, tai man atrodo daugybę metų ne vienas, kuris bent jau svajojo būti tapytoju, tą knygą yra nuvartęs kaip savotišką Bibliją, ir būtent tas vadovėlis, tai yra pagrindai, ir kita vertus, tai yra, ir savotiška knyga, rodanti, kad tapyba, nesvarbu, gal mums atrodo, kad viskas nutapyta labai lengvai ir džiaugsmingai, bet kad tapyba yra labai rimtas mokslas, susijęs pirmiausia su chemija, su dideliu žinių bagažu, ir jeigu kas nesate vartę tos pakankamai plonos knygelės, rekomenduoju ją susirasti ir pamatysite, kad vis tik tapybai reikia labai didelių žinių. Ir Vladas Karatajus, tas žinias turėjo, buvo įgavęs, ir kartu daugybę metų dirbdamas tuometinėme valstybinėme dailės institute, kur dabar Vilniaus dailės akademija, jisai išugdė ne vieną žinomų pirmiausia tapytojų generaciją. Ir dar kalbėdamas kaip Vilniaus dailės akademijos muziejaus atstovas, turiu pastebėti, kad turime ir studentiškų Vlado Karatajaus darbų, o Vladas Karatajus tapybą studijavo tikrai ypatingai sunkiais Lietuvai metais, įstojo 46, baigė apsigynė 52 metais, ir diplominis darbas jo toks atitiko to meto sovietinės ideologijos reikalavimus. Tai buvo Vytauto Mackevičiaus studijoje nutapyta daugiafigūrinė kompozicija generolo Černiachovskio sutikimas Vilniuje 44 metais. Šiais laikais, kada mėgstama ieškoti tų skeletų spintoje, tai galima sakyti, kaip viskas buvo blogai, koks Vladas Karatajus toks ir anoks. Tiesą sakant, visi tuo metu studijavę tapybą ar kitas disciplinas dailės institute studentai, pirmas dalykas, neturėjo pasirinkimo laisvės. Niekas jų neklausė, kaip jie turi tapyti ir ką jie turi tapyti pirmiausia, nes tos ideologizuotos temos būdavo duodamos. O aš visada vedžiodamas po Akademijos muziejaus fondus, rodydamas ne tik Vlado Karatajus, bet ir kitų tos kartos dailininkų diplominius darbus, kad ir Vinco Norkaus, to paties Aloyzo Stasiulevičiaus ir kitų, kurie visi buvo labai sovietiškai ideologizuoti, visada siūlau žiūrėti ne į tą, literatūrą, ne į tą galų gale pirmą planą, bet visada žiūrėti į detalės. Ir iš tikrųjų būtent apie tos generacijos ar net kelių generacijų tapytojus pirmiausia kalba jų diplominių darbų detalės, tai yra antrieji planai. Ir Vlado Karatajaus toje patosiškoje kompozicijoje yra antras planas, kur vaizduojamas Vilnius. Ir ten, tai ką mes matome šioje salytėje, tuos tokius gaiviai nutapytus, laisvus, impresionistinius peizažus, būtent tame diplominėme darbe yra būtent, tai yra antras, trečias, o gal net dar gilesnis planas. Ir jisai koduoja tai, kuo taps Vladas Karatajus ateityje. Ir kalbant apie Vlado Karatajaus reikšmę Lietuvos dailės istorijoje, tai vėlgi reikia prisiminti ir žinoti, kad jisai kaip menininkas formavosi, kaip menininkas kūrė, intensyviausi jo metai tai buvo 20-ojo amžiaus antroji pusė, juo labiau užėmė tas oficialias pareigas dailės institute nuo 68
metų, jeigu neklystu, vadovavo tapybos katedrai, taigi jis buvo ir tokia reprezentacinė asmenybė, turėjo vis tiek atitikti tam tikrus tos oficiozinius reikalavimus ir kartu, kaip matome ir iš čia eksponuojamų darbų, buvo tas antrasis planas. Tai kalbant apie 20-ojo amžiaus antrosios pusės Lietuvos kultūrą, visada reikia turėti šitus dalykus. Na ir iš tikrųjų, Vladas Karatajus yra toks tapytojas, toks dailininkas, palikęs be galo didelį palikimą, kalbant tais kiekybiniais vienetais, kad mes jį galime pamatyti labai įvairiais rakursais. Tai čia tikrai dėkingas esu Romui dėl tos atrankos, nes mes matome čia ne veltui prieš atidarimą fone skambėjo džiazas, džiazuojantį Vladą Karatajų. Ir man atrodo, čia vėlgi tas džiazas galėtų būti savotiškas šrifto raktas, bandant suprasti Vlado Karatajaus kūrybą, kadangi nesvarbu, kokiame kontekste jisai kūrė, bet vis tik tam tikri giluminiai dalykai jį veikė ir įtakojo. Pirmiausia, tas džiazavimas tapyba, džiazavimas spalva, nes vėlgi Vladas Karatajus įdiegė, įtvirtino kaip dėstytojas, kaip ir tiesioginis ir netiesioginis mokytojas, kaip dailininkas apskritai, tą koloristinę tapybos sampratą. Koloristinė tapybos samprata be abejo formavosi dar iki karinėje Lietuvoje, pirmiausia Arso grupuotės dėka, Antanas Gudaitis, Antanas Samuolis, Viktoras Vizgirda. Vladas Karatajus yra ta antroji karta, pokarinė karta, kuri jau chruščiovinio atšilimo laikais, tą vadinkime jau modernizmo tradiciją vėl atgaivino ir suteikė jai antrąjį tokį naują, labai gyvybingą impulsą. Ir kas yra kolorizmas? Labai dažnai mes, čia netaip seniai buvau vienoje parodoje, labai ryškiai tapančio tapytojo parodoje ir su kolegomis diskutavome, kas yra kolorizmas. Mes labai dažnai įsivaizduojame, kad jeigu tapytojas tapo ryškiomis spalvomis, tai jis ir yra koloristas. Taip, bet tik iš dalies, nes irgi Vlado Karatajaus paletė yra labai ryški, jis tikrai mėgo ir tas grynas netgi spalvas, bet tikrojo kolorizmo esmė slypi spalvų derinime, spalvų dermėje. Vladas Karatajus nebijojo ryškios spalvos, įvairiausių šiltų, šaltų, pustonių įvairiausių ir visą tai derinti vienoje visumoje. Tai būtent jeigu dar šiuo metu egzistuoja toks dalykas, nes ne vienas tapytojas man kartais sako, kad ne, jau nebeegzistuoja toks dalykas kaip lietuviška tapybos mokykla, man atrodo, jinai egzistuoja ir Vlado Karatajaus dėka, jos esmė yra būtent spalvų derinimas arba, tiksliau sakysime, kolorizmas. O taip truputėlį juokaujant, tai galima pastebėti, kad man šioje parodoje labai įstrigo vienas darbas, kurio pavadinimas Vaisiai, vynas ir kava, berods 2007 metų paveikslas, natiurmortas, tai man atrodo šita paroda jos toks antrasis metaforiškas pavadinimas ir galėtų būti Vaisiai, vynas ir kava. Nes Vlado Karatajaus tapyboje yra ir to vaisiško gaivumo, ir vyno svaigulio, ir kavos kofeiniškumo, jeigu taip galima sakyti, nes Vlado Karatajaus tapyba kaip kava ar kaip kofeinas, tiesiog veikia kaip savotiškas dopingas ir akims, ir sielai. Ir simboliška, kad ši paroda atidaroma tokiu gražiu metų laiku, pavasaryje, nes vėlgi skirstant tapytojus pagal metų laikus į pavasarinius, vasarinius, rudeninius ar žieminius, tai Vladas Karatajus nesvarbu, kokiu metų laiku jisai tapytų, aš manyčiau, kad jisai vis tik buvo pavasario tapytojas, nes pavasaris, tai yra pirmiausia tas sprogimas spalvomis. Tai Vladas Karatajus yra būtent toks. Kitas dalykas, iš tikrųjų reikia pastebėti, čia mano tokia subjektyvi nuomonė, kad vis tik Vladas Karatajus nesvarbu, ką tapytų, ar peizažą, ar natiurmortą, ar figūrinę kompoziciją, pirmiausiai jis yra portretistas. Tapydamas peizažą, į gamtą, į gamtos kažkokį kampelį, Vladas Karatajus žiūri kaip į portretuojamą žmogų. Tapydamas daiktus, nuskintas gėles arba tą patį vyną ar kavą,
į visą tai Vladas Karatajus žvelgia vėlgi kaip į žmogų, nes tiek gamtoje, tiek toje negyvojoje gamtoje arba natiurmorte Vladas Karatajus jaučia psichologiją. Ir ta psichologija yra be abejo pirmiausia jo paties kaip tapytojo, kaip kūrėjo, kaip menininko energetika. Kita vertus, jisai, žvelgdamas į aplinką, jis mato ją kaip gyvą būtybę. Tai čia jau galima kalbėti net apie tam tikrą panteistinę Vlado Karatajaus pasaulėjautą. O šiaip turiu pastebėti, kad vis tiek ruošdamasis šiai parodai, tai irgi, kaip ir gerbiamas Romas sakė, atkreipiau dėmesį, kad yra toks dalykas, veikia toks dalykas kaip Vlado Karatajaus internetinis puslapis, tai čia vėlgi tikrai yra šeimos artimųjų didelis nuopelnas, nes tokie dalykai yra labai reikalingi. Na ir kartu yra puikus dviejų kultūros ir meno dokumentuotojų Matonio ir Domaševičiaus filmas apie Vladą Karatajų, irgi jį galima surasti internete, siūlau pasižiūrėti ir paklausyti autentiškų menininko minčių. Mane taip pat labai yra sukrėtęs 2014 metais, kaip nekrologas parašytas Mindaugo Skudučio, vieno iš Vlado Karatajaus studentų tekstas, kuriame Mindaugas Skudutis Vladą Karatajų labai įdomiai aprašo ir kaip žmogų, ir kaip mokytoją, kaip pedagogą, ir kartu kaip tapytoją. Tai pirmiausia, kaip tapytoją, tai Mindaugas Skudutis charakterizuoja taip, kad savo studentams Vladas Karatajus visada siūlydavo komponuoti, netgi akimis ir protu. Ir iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra Vlado Karatajaus, žvelgiant į jo portretus, negali nestebinti ir nežavėti ta komponavimo drąsa. Atrodo, tokiam banaliam kai kuriais atvejais dalykui kaip portreto žanrui, kur vaizduojama tik tai žmogaus galva ir viršutinė pečių juosta, jisai visą tai sugeba surasti labai įdomius kompozicinius sprendimus. Bet ir vėl reikia pastebėti, kad spalva visada, jau kalbant konkrečiai apie Vlado Karatajaus portretus, veikia kaip savotiškas kamertonas. Visada vėlgi siūlyčiau žiūrėti jau konkrečiai jo portretų tą antrąjį planą, į foną, kuris perteikia vaizduojamo žmogaus emocinės būsenas, jo charakterį, kurį Vladas Karatajus vėlgi tą žmogaus charakterį, atpažįstamumą sugebėdavo labai gyvai perteikti. Tai vėlgi kalbant apie jo išskirtinumą 20-ojo amžiaus, bent jau antrosios pusės Lietuvos dailėje, tai reikia pastebėti, kad vis tik Vladas Karatajus buvo puikiu portretistų, tokiu, kokiu mes turime ir privalome didžiuotis.